Susispėtimai apie nepaprastai paprastus dalykus. Filosofas Rasas Maksalis, psichologas Viktoras Keturakis ir vadovų konsultantas Saulius Jovaišas. Kiekvieną mėnesį YouTube, Facebook, Spotify, Apple Podcast ir visur ten, kur randate tai, kas jums įdomu. Sveiki! Čia Susispėtimai. Pokalbė apie nepaprastai paprastus dalykus. Mano vardas Saulius Jovaišas ir mes reguliariai kalbamės YouTube, Facebook'e, Spotify, Apple Podcast'uose, ten, kur jums patogu rasti savo audiovizualinę produkciją, kurią mėgstate klausytis vaikščiodami, gulėdami, sėdėdami, nežinau, kur bebūtumėt. Ir kalbamės mes tokiamis temomis, kurios mums įdomios, o mes tai yra filosofas Rasas Maksalis. Sveiki. Ir psichologas Viktoras Keturakis. Sveiki. Va, ir netempiant laiko, kadangi taip jau atsitiko, kad jisai mus tempia, o ne mes jį, eisime greitai prie reikalo. O reikalas yra tarsi mūsų tęstinumas prieš tai buvusios laidos, kurioje mes pavadinę buvom apie pasimetusį žmogų, arba pasimetęs žmogus. Ir tarsi pabaigoje tos laidos mes priėjom prie tokio dalyko, kad koks tu bebūtum pasimetęs, arba kokios bebūtų aplinkybės, kurios tave verčia būti pasimetusiam, kažkuria prasme reikalingas yra tam tikras vidinis atsakas, pasirinkimas, ką daryti, kad vis dėlto galėtum funkcionuoti. Ir nuskambėjo mintis apie stoicizmą, kas šiais laikais yra baisiai populiaru, turint galvoje tą visą neapibrėžtumo aplinką žmonių, kurie turbūt mažiau negu Rasų skaitė stoikų ir jų aplinkos, sako, viskas gerai, būkit stoikais. Kas man labai primena seną anekdotą apie apuoką ir du peliukus. Kur peliukai bėga per mišką, nuo visko slepiasi, juos kažkas vejasi, šešėliai kažkokie, jie visi krūpčioja kiekvieną akimirką, sustoja kažkur po lapu, dreba ir sako, ką mums daryti, mums tai baisu, mus visi nori suvalgyti. Jis teigia, sako, bėgam pas apuoką. Jis sako, apuokas pasakys, jis protingas, išmintingas. Nuvaro jie pas apuoką, apuokai, mums tai baisu, ką mums dabar daryti? Viskas čia aplinkui griūna, Trumpas, reiškia, geopolitika, reiškia, visi akcijų krenta, valiutos neaišku, žodžiu, baisus siaubas, ką mums daryti? Apuokas sako, paprasta, pasiverskite ežiukais. Tie visi laimingi, patenkinti, bėga, galų gale mes turim sprendimą, reikia pasiversti ežiukais, bėga, staiga sustoja, palauk, o čia kaip? Kaip? Einam bėgam atgal pas apuoką, parvaro pas apuoką, apuoką, kaip? Sako, žiūrėkit, aš užsiminėjau strateginiais klausimais. Čia ne pas mane. Tai kartais man primena šitas būkite stoikais, panašiai kaip būkite ežiukais. Rasiau, ką jeigu tu stoikas? Taip, labai čia gera įžanga, tas apuokas man labai patiko, labai tema. Na gerai, tu labai gerai čia sukabinai su praėjusią diskusiją. Nors man noras buvo stoikų šiek tiek pažiūrėti, galbūt šiek tiek labiau iš šono, nes kaip tu pats pastebėjai, kad stoicizmas tampa tokia labai populiaria filosofija ar filosofijos mokykla viešoje erdvėje, ypač internete. Ir ilgą laiką man kažkaip atrodė, aš taip žiūrėdavau gan taip su tokia simpatija, nes dauguma tų žmonių, tiesą sakant, nesu giliai aš jų studijavęs, kurie reiškia savo mintis internete, YouTube ir panašiai, jie reklamuoja tos pačius stoikų veikalus, kas yra labai gerai, aš manau. Tai paranka turiu, pavyzdžiui, šitą knygą Marko Aurelijaus, labai patogiai, taip sakykime, tiesiog ar autobuse, ar kur nors mašinoje, nevairuojant aišku, bet stovint sankryžoje retkarčiais paskaityti. Tikrai nepakenks. Ir tokių autorių yra ir daugiau, kaip Markas Aurelijus Epiktetas, tas, reiškia, šitas buvęs vergas, labai toks įdomus, ta prasme. Filosofavimas jų toks irgi labai patogus, tokiam vartojimui, toks aforitistinis, toks suprantamas. Jis arčiau ne tos tokios klasikinės abstrakčios filosofijos, kaip pavyzdžiui Platono dialogus, jeigu skaitom, tai ten tikrai reikia susikaupus ir įdėti daug pastangų, kad tas abstrakcijas gerai iššukuotum savo. Tai čia daugiau tokie, galbūt, sakykime, taip gyvenimo išminties, tokie perliukai labai gražiai, jie tokios atskiras frazes sukrenta ir labai labai patogu vartoti. Tai iš principo nieko blogo tame nebuvo, kaip aš maniau. Tegul jie visą tą reklamuoja ir to daugiau žmonių skaitys tas senus tekstus ir jais žavėsis. Bet paskui kažkaip pradėjau galvoti,
ar nėra tame tam tikros rizikos, kad vis dėlto taip kaip tie žmonės patys supranta stoicizmą, tas dabartinis toks stoicizmo renesanso rezultatas, kaip jie dabar interpretuoja ir kaip jie siūlo žmonėms jį suprasti. Šitame fone, jeigu imtume tuos senus tekstus, tai mes kažkaip nevalingai juos imame šiek tiek iškraipyti, nes akivaizdu, kad tie tekstai buvo sukurti visiškai kitam pasaulyje, mūsų tada buvo visai kitoks pasaulio supratimas, kitoks žmogaus prigimties supratimas, santykių, visuomenės ir panašiai. Ir tada gali būti taip, kad toks besąlygiškas toks vadovavimasis tais, sakykime taip, treneriais ar ta psichologinė pagalba savo, pasineriant tiesiai į tekstus, jo labiau, kad dauguma žmonių galbūt ir neskaito ištisai tų tekstų, tiesiog kai kurios ten aforizmus pasiskaito, iškraipo ir tokiu būdu ta filosofija šiek tiek, taip ir nusavina ir sugadina. Ir aš paskui, tai čia viena blogoji pusė, bet dar yra kita blogoji pusė. Kad mano nuomonė, kad jeigu mes taip iškreiptai, kaip jie siūlo, suvokiam stoicizmo tam tikrus niuansus svarbius, tai mes galime turėti savo netgi kažkokias negatyvės pasiekmes. Yra rizika, kad mes galime savo šiek tiek ir pakenkti. Tai aš galbūt labai giliai nesileisiu į istoriją ir teoriją, aš tik pasakysiu, tos niuansus, tos aspektus, tos filosofijos, kurie, mano nuomonė, turi būtent šitą paskutinę riziką. Tai mes tada gal sutrumpinsim tą diskusiją, nes čia ne tik filosofinė tokia teisingo supratimo ar sąlygiškai teisingo kontekstualaus tokio istorinio supratimo klausimas, tai čia filosofijos istorijos klausimas, bet man atrodo čia taip pat ir psichologijos klausimas, nes būtų įdomu išgirsti Viktoro nuomonę, kiek tai rizikinga ir ar teisingai aš interpretuoju tos pavojus. Tai visų pirma, ką tie žmonės sako ir kaip siūlo žiūrėti, tai tokia šabloninė mąstysena apie stoicizmą sako, kad mes turime valdyti savo emocijas, būti nepriklausomi nuo to, kas vyksta mus būtent emociškai, atsiriboti ir tokiu būdu, sakykime, išlikti prie savo pozicijos, kad mūsų nepajudintų, mes turėtume nesusijaudinti, tai reiškia, mes čia tarsi nukertam tokį emocinį ryšį su pasauliais, mūsų tiesiog neveikia, mes turime savo kažkokią programą, tikslą ir jo link einam. Tai reiškia, šitokia kažkas, man atrodo, šitas yra išleidęs apie Marką Aurelijų knygą pavadinimu Vidinė tvirtovė. Tai, sakykime, čia tokia vidinė tvirtovė, bet tokia labai, labai negatyvia prasme, kad mes tarsi izoliuojamės kažkuria prasme ir esam tos vidinės tvirtovės valdovai viduje. Ir tada mūsų niekas negali nei pakenkti, nei paveikti, nieko mes, reiškia, atsiskiriam nuo to. Tai tam tikrų prielaidų pačioje toj stoikų mąstysenoje yra taip galvoti, bet čia labai svarbi yra korekcija. Yra kita pusė stoicizmo, apie kurią, pavyzdžiui, šitie populiarintojai neužsimena. Stoikai siūlo koncepciją kosmopolito, pasaulio piliečio. Tai reiškia, tikrovė yra suprantama kaip kosmosas, kaip sutvarkytas, suorganizuotas polis, pasaulis, valstybė. Ir kiekvienas žmogus, jau čia eina kalba ne tik, kad ten senovės graikų ar ten romėnų polio šito, reiškia, miesto gyventojas, jisai yra, kiekvienas žmogus priklauso tam pasauliu, tam kosmosui kaip pilietis. Reiškia, jisai gyvena pagal tam tikrą nustatytą dievišką tvarką. Ir klausimas yra tik tais toks, reiškia, koks tavo santykis yra su ta tvarka ir su to, kas atsitinka, nes viskas, kas vyksta tikrovėje, vyksta pagal tą, reiškia, tariamai racionalią priežasties pasiekmės, reiškia, grandinę. Tai jeigu tu sugebi gyventi taip, kad tu sukuri tam tikrą santarvę su savo prigimtim, su savo, reiškia, vieta tame pasaulyje, kaip po toks, kad tu esi žmogus, ne gyvūnas, ne augalas, ne kažkas. Ir ta, reiškia, santarvė yra esminis žodis šitoje vietoje. Jeigu tavyje nėra vidinių prieštaravimų, jeigu tu sugebi labai aiškiai suvokti savo vietą ir pripažinti tai ir susitaikyti su savo apribojimais, nes tu esi apribotas, tu nesi dievas ir taip toliau. Tai tokiu būdu tu pasieki tam tikrą tokios, reiškia, dorybės būseną, kuri formuoja tavo charakterį atitinkamai ir tokiu būdu tu gyveni tą laimingą gyvenimą. Tai labai svarbus momentas yra būtent šitas santarvė, nes yra tam tikras kontekstas, su kurio tu turi turėti tą santykį. Tai man atrodo, tam atgimusiam stoicizme, kur eina kalba apie individuo, pavyzdžiui, siekius, kad tu turi, reiškia, atsiriboti nuo neigiamų įtakių, eiti kažką tai pasiekti ir taip toliau,
tai šito nesimato. Yra tik tai vidinė kažkokia tai programa, ar ten sėkmė, ar ten pinigai kažkokie labai dažnai. O čia yra tas paradoksas ir čia kritikai tą pabrėžia, kad tikram stoikui, pavyzdžiui, tokie dalykai, kurių mes iš karto suprasim, kad tai mums trukdo ir mums reikia juos kažkaip pašalinti, įveikti, kaip pavyzdžiui, liga, neturtas, kažkokios tai stichinės nelaimės, bet lygiai taip pat ir, pavyzdžiui, turtas, ar ne, jeigu tu paveldi turtą. Šitie visi dalykai, stoikų požiūrį, jie yra neutralūs. Jie nėra nei geri, nei blogi. Jie nei prideda, nei atima nuo tavo laimės. Jie neįtakoja tiesiogiai tavo charakterio. Tik tai tą tu turi suvokti. Reiškia, čia automatiškai matosi, kad čia labai didelė takoskyra tarp to, reiškia, atgimusio, tokio, reiškia, individualios pagalbos savo, tokio, reiškia, eisiu kažką, tai visus, reiškia, trukdžius pašalinsiu, nes esu labai tvirtas ir stiprus. Ir to, reiškia, noro pasiekti santarvę su kosmosu, santarvę su kažkokia tai, savo vieta tame kosmose, kas yra diktuojama tavo prigimties. Tai čia vienas tas aspektas. Kitas dalykas, susijęs. Reiškia, visa ta pasaulio tvarka, jinai suvokama pakankamai intelektualiai. Stoicizmas yra labai labai intelektuali filosofija. Jie labai daug padirbėjo vystydami logiką. Aristotelis pradėjo logikos mokslą, bet stoikai turėjo irgi labai didelį indėlį į šitą visą, reiškia, vystymąsi ir suprantama kam. Nes jeigu tu turi suprasti ir susiderinti su pasaulio įstatymų tvarka, tai tu turi pažinti, tu turi teisingai mąstyti. Reiškia, tu negali kažkaip tai susikurti savo tokį solipsistinį individualų pasaulį, ar ne, ir tada visus bandyti kažkaip tai be jokios empatijos, bet kokio emocinio ryšio tiesiog priversti paklusti tam pasauliu. Čia visiškai priešinga pozicija. Tu turi labai aiškiai suprasti tą priežasties pasiekmės ryšį, kaip jis reiškiasi pasaulyje, ir tada mokėti su tuo susigyventi, pripažinti tai. Tai čia labai svarbi detalė, kuri esminė tame stoikų mokyme ir tradiciniam, ir šitam naujam, beje, tas irgi yra pastebima. Bet reiškia, tai, kas mus paveikia iš šalies, yra vienas dalykas, ir tai dalykai, kurių mes negalime tiesiogiai kontroliuoti, bet mes visada galim kontroliuoti savo atsaką į tai, reiškia, mūsų dispoziciją, savo žvilgsnį ir laikyseną tų dalykų atžvilgių. Tai šita tema, jinai galbūt tiesiogiai suformuoluota Epiktete, man atrodo, bet jinai leitmotyvas toks, kuris jungia šitas dvi, reiškia, naujas iteracijas stoicizmo filosofijoje, ir seną, ir dabartinę. Tai įveda tam tikrą tokią refleksijos membraną. Ir čia mes irgi labai dažnai su to susidurdavom. Tas tengi ir psichologijai iškyla ten, kada, reiškia, man atrodo, Franklo situacija prašyta, kad, reiškia, tu visiškai beviltiškoje situacijoje vis tiek dar turi kažkokią tai progą įtakoti savo požiūrį. Tai čia labai susiję su šitą mokyklą. Tai stoicizme labai būdingas toks, reiškia, žvilgsnio iš šalies šiek tiek, atsiribojimo ir tokio intelektualaus žvilgsnio į tikrovę ir savo paties reakcijas į tai. Bet čia klausimas dabar susijęs su to, ką aš anksčiau sakau. Viena vertus, tu gali tada atsiribojęs nuo to tarsi nusiramini, kad, aš šito negaliu kontroliuoti, aš tik tai savo požiūrį pakeisiu ir taip toliau, reiškia, man kažką tada reikia padaryti. Ir ten yra visokie tokie labai keisti, vadinami life hackai, kaip pavyzdžiui, užrašai kažkokią blogą mintį ir sudegini. Reiškia, turi būti kažkokia tai iš to išeiga, nes psichologiškai, man atrodo, jeigu tu lieki savo toj tvirtovėj, tai tu krauniesi ir tu negali išsikrauti šitos, reiškia, to negatyvumo. Tau reikia kažkur jį padėti. Tai klasikiniam stoikui problemos nėra, nes jų filosofija yra pasaulis ir jis visas yra monistinis. O čia monistinė filosofija yra ta, kad visur dominuoja tas pats pradas. Nėra jokios dvasios materijos šiuo atveju, yra viena tokia, reiškia, kaip čia pasakyti, tikrovė formuojanti pneuma, tas, reiškia, dvelksmas, ir viskas, kas egzistuoja realiai, tai yra kūnai. Ir tu esi tos pneumos dalis iš tikrųjų. Tai pas tave yra normalus filosofinis, metafizinis santykis su visa aplinka. Ir tokiu būdu, jeigu tu tą priimi filosofiškai, stovi ant tokių pamatų, tai tau tada tarsi yra proga išsikrauti būtent tuo, kad tu su viskuo esi natūraliai susijęs. Yra visa tikrovė persmelkianti ta pati kuriančioji, ta gyvybė teikiančioji galia. Jeigu mes visą šitą ontologiją padedam į šoną, tai ką mums daryti tada? Reiškia, mes
kaupiam tas emocijas, tada reikia kažką tai daryti, demonstracijas, reiškia kažką mušti ar tai kažką tai transformuoti, kažkaip tai ten sublimuoti kažkokią tai kūrybę ar kažką tai kitą daryti. Tai va čia tokios atsirandančios rizikos, kurios man atrodo labai svarbios. O šitas stoicizmas, sakau, man atrodo, jis yra netyčia iškraipytas ir be šitų niuansų tiesiogiai imti šitas knygas ir skaityti, manau, kad yra pakankamai rizikinga. Tiesą sakant, čia vienas tokia pastaba. Aišku, mes neatsitikim ir nėra taip, kad ta filosofija yra tokia labai labai nuosekli ir viskas ten labai aiškiai, konceptualiai suverštas, sutaisyta tasme. Tai nėra kaip kokio Kanto proto kritika, kur viskas logiškai sustruktūruota. Stoicizmas gyvavo kokius 400 metų, kaip mažiausiai, ir ten buvo 3, reiškia, etapai ir labai labai skirtingos tos pozicijos, buvo labai gyva diskusija tarp jų, labai gyva filosofija iš tikrųjų. Ir čia taip, aš dabar labai apibendrintai, taip, reiškia, tą vaizdą nupasakoju, bet manau, kad tą reikia turėti galvoj. Tai aš taip užbaigdamas noriu pasakyti taip, kad taip, stoicizmas labai labai gerai ir reikia skaityti tas knygas, konkrečiai Aurelijų ir Epiktetą, Seneką galima būtų irgi dar pridėti, ir visus tos, kurie buvo įtakoti labai plačiai, ten kokį Augustiną ir panašiai, kaip ir jų kritikus, pavyzdžiui, platonikai, neplatonikai buvo kritikai stoikų, nes stoikai sako, kad viskas yra kūnas, o platonikam taip nepatiko, nes, reiškia, ne, kūnas tai čia blogai, reiškia, yra siela, kas iš tikrųjų veikia. Ta diskusija savaime yra įdomi. Tai vat šitą tokį istorinį įžangą reikia tiesiog savo padaryti tam, kad visi tie aforizmai, jie įgautų tokią labai aiškią koordinačių sistemą, nes kitaip, tada mes turime kažką kitą, o ne tą tikrą stoicizmą su kažkokiais life hackais ir ko gero pavojingom psichologiniam rizikom, kaip man atrodo. Tai va čia mano toks ekskursas šiam kartui. Nežinau, kokios reakcijos būtų, klausimai dar. Viktorai, kokios psichologinės rizikos tavo manymu yra susijusios su stoicizmu, arba taip kaip tu jį matai? Rasis nubrėžė platų kontekstą visos filosofijos ir jos ontologinio pagrindo, o mes turime dažniausiai tą stoicizmo apraišką tokia labai būtent self-helpiniam lygmenyje, ta prasme, kaip tu gali padėti savo staigiai. Jo. Mano dviejopos reakcijos. Viena vertus, aš taip labai aiškiai girdžiu Rasiaus pasakojimą ir man labai įdomu, reiškia, tą pasigilinti, nes aš, mano toks būtų pareiškimas, kad aš neišmanau, tikrai aš nesu studijavęs, tai man įdomu klausyti. Ir aš žinutę, kurią gaunu, kad norint laikyti stoicizmo, tu turi suprasti kontekstą, suprasti, kaip jisai jo santykis su realybė, su pasauliu ir tada konstruoti savo dalį. Tai aš susiduriu su žmonėm, kurie nežinau, ar mato ar nemato, bet jie ateina dažnai tokiu paprastuoju slopinimo būdu. Jie ateina į terapiją ir daugelis žmonių vadovaujasi tokiu numanomu stoicizmu, savitvarda ir nesusivaldymais. Ir ateina į terapiją ir sako, padėk man susivaldyti, nes aš bandau ir nesigauna. Ir aš sakau, aišku, kad ir nesigaus. Dėl to, kad susivaldymas vyksta jau po laiko. Tai yra, reakcija vyksta daug greičiau negu susivaldymas. Yra įvykis, kuris mane sunervina, tada aš išmokstu save apgauti ir įtikinti, kad manęs nesunervino, ir gyvenu, bet kažkaip paskui išsiveržia, kažkokiu būdu. Ir čia yra tas mikromomentas, kai vis tiek sunervino, jis neleidžia atrakinti žmogui ir pripažinti savo, kad sunervino ir kodėl nervina ir ką aš galiu keisti santykėje su savo pasauliu arba lūkesčiais, kad nenervintų. Kita mintis, tai ką mes šnekėjom praeitą kartą, mes susidurėm su kita jėga visuomeninė, kuri nesivadovauja nei žiniom, nei išmanimu, nei matymo, jie daugiau galvoja, aš patikėjau kažkokią idėją, aš pasitelkiu marketingą arba kažkokias kitokias plačiaus poveikio priemonės, kalbu visiems žmonėms, kad pas juoda yra balta, ateinu ir nuverčiu. Ir ten tas stoicizmas verkia kamputyje. O žmonės daro, ką daro. Tai, ką mes kalbėjom praeitą kartą. Ir tas self-help, ta pagalba, jinai tokia savipapgaulė. Aš galiu išmokti su savim galbūt išsamei, stoiškai tvarkytis, bet pasaulis griūna ir ta tiesos samprata jinai griūna. Tai aš nežinau. Mano dvejopa, mes galim savo šnekėtis ir gilinti, išgryninti tą tikslų ir teisingą savipagalbos priemonę, o durniai toliau valdys pasaulį. Taip, čia labai labai ačiū, Viktorai. Čia labai svarbus aspektas, kuris irgi dar viena tokia papildoma trajektorija man brėžia. Kaip sakiau, kad tas stoicizmas autentiškas yra toks labai intelektualus, tai jis yra intelektualus dar netgi tiek, kad jis grįžta prieš tokios vos ne sokratiškos pozicijos. Kaip Sokratas sako, kad jis daro tokią prielaidą, kad jeigu visi žinotų
tiesą, jeigu pažintų teisingai pasaulį, tada nebūtų jokių problemų. Tada viskas būtų ir tada reiškia, tu nedoras ne dėl to, kad tavo darybės kažkokios ar vertybės neteisingos, bet dėl to, kad tu nesupranti, kas yra tikrosios vertybės ir tikrosios darybės. Tai stoicizmas kažkaip panašiai masto ir mus tada tokie radikalūs, ekstremalūs, reiškia, atvejai mus kaip tik parodo, kiek jis skiriasi senoji filosofija nuo mūsų. Pavyzdžiui, mes jau perėję po egzistencializmo visos tos mokyklos, kada jau tas suvokimas tikrovės absurdiškumo, mūsų kažkaip irgi atitinkamai ugdo, auklėje, reiškia, išmoko mus gyventi su to. Tai stoiko atveju ten yra taip, kad pavyzdžiui, jeigu tave kankina ir tau, reiškia, jau pakliūni kažkokią tai baisę situaciją, kada, pavyzdžiui, kažkas tave žemina, tavo atžvilgiu elgesi neteisingai ir kankina, tai netgi tas skausmas, kurį tu patiri, nesumažina tavo laimės. Nes tu vis tiek, jeigu tu esi doras žmogus, tu supranti, kas yra teisinga, kas yra gera, kad tai yra dieviška tvarka ir tiek. Reiškia, tas skausmas yra neutralus dalykas. Tik tais čia yra tau tada užduotis kažkaip jį taip interpretuoti ir tokiu būdu jis tada tampa tau negaliojantis. Mums atrodo, tai yra nesuvokiamas dalykas, iš tikrųjų, labai sunku suprasti šitą poziciją, bet logiškai išvedant ir skaitant pačius tokius komentarus, tai yra tiesa. Kitas dalykas, pavyzdžiui, tai, kad yra ta aistra ar ta patos graikiškai, tai reiškia kažkas, kas tave paveikia. Na, tai mūsų lietuviškai aistra atrodo tai, kas iš mūsų išeina, bet graikiškai patos tai, ką mes patiriam, reiškia kažkas mūsų užpuola ir tada mes kažkaip tai aktyvuojamės. Tai čia irgi du dalykai yra. Vienas dalykas tai yra tai, ko tu nekontroliuoji, kažkoks fizinis poveiks ar psichologinis iš šalies, kur ateina. Bet kitas dalykas, jeigu tu pasidarai savo problemą iš to, kaip Viktorai pasakoja, tie žmonės pas tave ateina, tai stoiko būtų reakcija tokia, kad tu grįžk atgal ir pamastyk, kokia buvo tavo reakcija ir kaip ten vis dėlto, kas tai buvo iš tikrųjų. Ir jeigu tu grįši ir tu suprasi, kas tai iš tikrųjų buvo, tu suprasi, kad tavo reakcija pirminė į tą dalyką buvo neteisinga. Ir tokiu būdu mes įvedam tą refleksyvinę, tokią refleksijos membraną, tu nuo to tarsi atsiriboji ir tu išlieki tame tokiame, pirmykščiame santykėje su to, reiškia, tikrovė kaip tas teisingo, gero dieviško įstatymo raiškos vieta ir tokiu būdu tu lieki savo tam, reiškia, laimės būsenoje, kai supranti, kad tai, kas čia atsitiko, tiesiog tu suklydai, nes tu neteisingai reagavai tą dalyką. Tai čia būtų toks, mano manimu, kiek aš sugebu rekonstruoti, toks stoiškas požiūris, nors mums jisai sunkiai priimtinas, aš galvoju, taip jau sakau, 20-21 amžiuje mes mastom kitaip. Kitas dalykas būtų įdomu palyginti, pavyzdžiui, kokį nors, nežinau, biblinį atvejį, kaip ten šitas, reiškia, Koheleto, ten, reiškia, tas, kur ten Dievas skriaudžia šitą savo tą, metą iššūkį tiesiog, išbandymas kažkoks, ar ne, tai stoiko atveju taip nėra. Ir čia labai sunku mums, pavyzdžiui, suprasti, kas gali su mumis atsitikti, kad visi tie likimo iššūkiai yra to gero pasaulio dalis, ar ne, ką mes turime priimti. Čia netgi nėra to Dievo, kuris su mumis žaidžia, netgi nėra to demono, kuris kaip tik mums viską gadina, ką būtų lengviausia paaiškinti, nėra tos trečios jėgos. Yra tik tai tas įstatymas ir viskas. Tai tokie tradiciniai mitai kaip šitos Antigonės tragedija, kur reiškia yra dieviškas ir žmogaus įstatymas, jie tarpusavį prieštarauja ir kaip žmogui, reiškia, kam paklusti ir kaip patirti. Tai reiškia, jeigu tu vadovaujasi dievišku, tave nubaudžia mirtimim, jeigu tu vadovaujasi žmogišku, tada Dievas nubaus. Tai stoiko akimis čia yra sudėtinga visą šitą mazgą kažkaip išnarpliot. Jeigu jis yra tikrai pasaulio pilietis, tai jis turi vadovautis dievišku įstatymu ir visą tai, kas ateina iš žmogiško, tie burbulai, kaip Viktorai pasakoja, kažkas per jėgas transformuoja pasaulį pagal tave. Tai yra būtent ta neutralu. Tai yra tiesiog stoiko akimis žiūrint, tai būtų ta neutrali tikrovė, kurią reikia tiesiog priimti kaip neišvengiamą faktorių ir jisai tiesiog kaip smėlis tarp pirštų turi išnykti. Net jeigu tave ir kankins ir įmes į kalėjimą ir nužudys. Įtikinau. Jo, žinai, aš galvoju, klausydamas iš tokios, kaip čia, bandau būti tokioj vartotojo pozicijoje iš to vietoj klausydamas jūsų.
Tai yra, mes puikiai suprantame, kad šiuolaikiniai postmodernistiniai laikai iš principo visas ideologijas, turbūt taip reikėtų sakyti, arba visas idėjas pavertė vartojamais dalykais, tai yra vartojamumu, kurio paskirtis buvo, jeigu ten kažkurio momentu paskirtis išgyventi, jeigu imsime tą patį Viktorą Franklą arba kai kurios atvejus Nyčę, tai reiškia, kur buvo tas maždaug kaip ten, jeigu žinai dėl ko, tai ištversi bet ką ir panašiai, tai reiškia, tai yra tam, kad išgyventum, o dabar tai yra tai, kas yra bet kokia idėja, iš principo jinai turi kokią nors vertę žmogui, šiuolaikiniam žmogui, jeigu jinai padeda jam išgyventi gerai. Ne šiaip išgyventi, bet išgyventi fainai. Nu, tipo, taip, nu kažkaip taip nepersistengiant. Nu, taip, normaliai taip. Nu, taip, vat, kaip žinai, nu, tugi žinai, kad jeigu atsėsi dabar į mašiną, nuvažiuosi iki prekybos centro, ten gausi kiaušinių, sviesto, žinai, vandens ir gal netgi pakenčiamo konjako. Iš esmės tai panašiai yra ir taip pat su tom idėjom ir tą pačią stoicizmo idėją, kaip aš suprantu, jeigu aš teisingai suprantu ją, tiesiog yra tie aforizmai yra paversti pagalbiniais tokiais ramentais. Gal net ne ramentais, tepalais galbūt. Gal tepalais, tik tikslesnis būtų žodis tepalai. Tepalais, kurie padeda praslysti. Slysti gyvenimo sunkumais taip, kad jie nepaliktų jokių ryškesnių randų žmogaus gyvenime ir tuo pačiu metu atvirkščiai paradoksaliai tarsi gaunasi taip, kad bet koks smiltelė prasiskverbusi pro tą sviestuką arba tą patepaliuką tampa trauma arba priežastimi patirti PTSD, reiškia potrauminį streso sindromą šiuolaikiniam žmogui. Ir va, toks keistas dalykas, mes pradėjom kalbėti apie tai, iš principo ieškodami tarsi, ką daryti pasimetusiam žmogui, gal ne tik ne ką daryti, gal suprasti pasimetusį žmogų ir pasimetusį žmogaus kontekstą. Ir tai priėjom prie stoicizmo kaip po viena iš priemonių, kur sako, žiūrėkit, nu, būkite žiūkais, būkite stoikais, bet ne tais, kur tu čia rasiu pasakoji, nes tai, kad tu čia pasakoji, tai čia ne tie stoikai, kurie mums naudingi. Šitie stoikai yra nevartojami stoikai, šitie kažkokie nesupranta jie, kaip iš tiesų viskas gyvenime vyksta. O reikia būti tais kitais stoikais, kurie padeda mums gyventi, žodžiu, praslysti padeda. Tai va čia, nu ir tada, reiškia, babach, reiškia, vis tiek nepadeda. Ir nežinau, Viktorai, čia kažkur neurotinė drama kažkur vietoje šitoje vietoje žmogaus. Jo. Dėl to, kad nu, tas vartojimas, jisai turi pabaigą, tu jo niekaip, gyvenimas dėl malonumo ar dėl to, kad būtų gerai, jisai trumpalaikis ir ne dėl Trumpo ar kitų dalykų, bet tai, kad vakar džiugina, šiandien jau nebedžiugina. O kai sensti, vis dar daugiau dalykų nedžiugina. Ir dažnai pasitelkiu senatvę, nes sakau, fainai, tu dabar gyveni, bet ateis senatvė, kai tau viskas skaudės, vyks dalykai, kažko negalėsi, tai gyvenimas tau nesiūlo amžino džiaugsmo dalį. Niekaip nesiūlo. Nei perspektyva. Tai čia, racijos labai gerai atnešta, yra du pasirinkimai, yra daugiau pasirinkimų, bet yra vienas vis gyventi gerai ir vytis tą gerumą, kuris sprūsta iš rankų dėl įvairių aplinkybių, dėl to, kad atsibosta, nes tai yra psichologinis mechanizmas, jisai labai paprastai vadinasi, tas vadinasi adaptacija, pripratimas. Ir pripratimas reiškia, kas vakar buvo gerai, šiandien jau nuobodu. Viskas. Tai reiškia, pas mechanizmas jau psichologinis sako, kad mes negalim tvariai turėti ilgai gerumą. Kitą gebėjimą, ką turi žmogus, tai jisai tikrai turi gebėjimą reflektuoti arba paaiškinti arba įprasminti. Ir čia yra stoikų dalyvavimas, kad kas mums nutinka, kaip aš savo tą galiu paaiškinti, kas iš to, kas čia yra per ženklas. Ir su Trumpo istorija, aš kaip savo sakau, arba kai su žmonėm, reiškia, iškyla šneka, nežiūrėkime į Trumpą ten, Amerikoje arba kažkokį, pažiūrėkime į Trumpą čia. Tai yra į savo beprotybę, į savo nesąmonės, kurias darom, pradedam daryti ir ten žmogus atėjo, jisai nubraukė dalykus ir kažkaip gyvena, bet mes turim savy, savy čia, toje pačioje Amerikoje dar yra toli ir čia labai sunkus klausimas, žmonės nesupranta klausimų, bet gal kada nors supras, nes čia, jeigu atsitiko Trumpas ten, jis gali atsitikti čia, kas tai bebūtų. Ir toksai, žinai, rask Trumpą savyje. Ir susitark su juo tada jau, kai rasi. Įdomu, kad tas vidinis Trumpas mumyse jau kokį antrą ar trečią kartą išlenda mūsų diskusijų. Jo, bet tada... Autorinių teisių reiškia pažeidimas. Jo, aš įtariu, kad čia visai potencialas yra, bet žiūrėkit, ką su juo daryti? Susitark su tuo Trumpu savyje. Tai... žinai, čia lengva pasakyti, bet ką su tuo daryti, kai tu atrandi savyje tą savo silpnumą?
Tai pirmas jį pripažinti, kad aš turiu. Tai jau iki darimo tai toli šaukia. Nes žmonės sako, aha, ir toliau eina. Sakau, aha, iš tikrųjų, aha. Ne šiaip sako, jo, supratau, tu čia kažką šneki, nu gerai, yra. Ne, susipažink, yra, bet kad atpažink momentus, atpažink, kad aš elgiausi taip pat kaip anas. Kaip aš taip dariau, ką aš gyvenime, kokius sprendimus dariau, neracionalius, arba grubius, ar nesižvelgiančius, ar kažkokius rizikingus, ar nežinau, kaip tai apibūdins, kažkokią savį neracionalią, pavadinkim, dalį, kuri buvo kvailystė, kuri užgavo kitus žmonės, kuri nesivadovavo, teisingumo ar kažkokiu racionalumo principais. Kai tą aš jau atpažįstu, tada pasisavink, kad čia aš, tai čia kelionė, kai žmonės sako, ką daryti, tai sakau, kad tu dar nepažįsti. Terapijoje, tai sakau, pasisodinam kambarį, koks jo vardas ar jos, kaip jis atrodo, kokie buvo momentai, ką kiti apie jį pasakytų. Pirma dalis yra pažintis, kuri yra daug svarbesnė negu daryti. Kai jau yra pažintis, tada jau yra sekanti dalis, o kokia yra netrampiška ar ne ta dalis, racionali, stoiška ar ką, tai ką mes šiandien šnekam. Tada, kai jau yra tos dalis, tada ką jos viena kitai pasakytų, už ką viena ant kitos pasibartų ir už ką padėkotų. Kažkokį formuok santyki su tuo, ne tai ką daryti, ne taip, kaip jį pakišti po lovą, bet pirmiausia susipažink, pripažink, kad aš to turiu. Ir trečias dalykas, tai kaip dabar gyvensim po vienu stogu. Šitą, kur galva vadinasi ir smegenys. Kur stogas dar nenuvažiavęs. Tai yra, nes bėda yra, arba iš geštaltinės ateina, yra žmogaus tokio fragmentavimasis. Kad kažkoks Trumpas kvailystės yra tenai, o čia tik racionalus stoikas sėdi. Mano nuomonė, ne, ten viskas sėdi viduje. Jo, taip, protas. Darykim tokį eksperimentą. Kaip elgtųsi Trumpas, jeigu būtų stoikas? Tai akivaizdu. Ar ne visą tai, ką aš kalbėjau, jeigu prisiminsim, tai jis turėtų pripažinti, kad yra kažkokia tai dalinai skaidri pasaulio tvarka, yra kažkokios tai taisyklės. Tos tvarkos jas reikia visų pirma išsiaiškinti ir pripažinti, išmokti. Ir tada, jeigu jau taip atsitinka, kad pavyzdžiui Amerikai ateina jau senatvė ir jos galios mirtis, tai yra natūralus procesas ir reikia tą priimti. Ar ne? Sakykime, vienas iš būdų. Bet kadangi jis elgėsi visiškai priešingai, tai tada jisai tikrai nepanašus į stoiką. Jisai galbūt būtų... Aš nesutikčiau, žinok, Rasio. Aš manau, kad jisai stoikas. Aš manau, kad jisai. Gerai, bet aš baigsiu tik tais mintį, kad yra kita konkuruojanti mokykla, vadinami epikūrininkai, kurie kaip tik ten jos supranta, kad galima, pavyzdžiui, kažkaip pasiekti kažkokį tai laimės būseną, siekiant malonumą, tame tarp ir intelektualinio, pavyzdžiui, atsiribojant, filosofai kažkur ten skaito ir taip turiu, yra tokia, kuriant kažkokį tai savo, reiškia, pasaulį, kuris galbūt išvengtų kažkokių tai, reiškia, tų likimo smūgių ar panašiai. Tai galbūt čia ta linkme, bet realiai tai jisai kažkokią tai alternatyvę tikrovę bando sukurti. Tai kodėlgi ne? Viktorai, tai jisai stoikas? Jo, jeigu jo paklaustum ir galėtum taip saugiai pasišnekėti, kokia jo pasaulio samprata, kažką tikrai sužinotum. Galbūt panašiai kaip tu sakai, Rasio, tik skirtumas yra, kad jam visai neblogai sekasi, jisai manytų. Ir mintis yra, kad pasaulį valdo stipriausiai, priemonės nesvarbios, svarbu tikslas. Ir dar keletą manevrų, kurie padeda išlaikyti galią. Ir žaidžiam. Ir įsitikinti, kad Amerikos galia dar nuplaukė, tai dar reikia pakovoti. Galų galia reikia padaryti viską vabank, kad įsitikinti, kad jau Amerikos galia pasibaigė. Tai žaidžiam iki galo. Aš tiesiog, kitą kontrargumentą. Tai, o kodėlgi ne? Pasižiūrim, ar tikrai jau ta Amerikos galia silpna ar ne? Pamatuojam. Kitaip sakant, tokiam pasaulyje teisingas tas, kas stiprus. Tai yra, taip. Natūrali, reiškia, vilkas, šiuo atveju tas apuokas, kur, reiškia, Saulius pasakojo, tai jisai čia svarbiausias. Ir dabar, jeigu įsivaizduotume, kaip turėtų stoiškai pasielgti kas ten tie peliukai. Tai jie turėtų sakyti, sorry, jūsų prigimtis yra peliukų, taip, kad jūs susitaikėte su tuo faktu, kad aš jūs tiesiog supusryčiausiu ir viskas. Taip. Ir kuo greičiau susitaikysi, tuo laimingesnį dar nugyvensit likusias dienas. Na, taip. Čia man visą tai, ką jūs pasakojat, labai kažkaip šviečiasi su tuo, aš noriu truputėlį nuvesti jūs nuo Trumpo, bet matyt labai stipriai nepavyks, bet man susijęsi su kažkaip pas mane į skaityklą
kas, kaip žinia, mano amžiaus vyrams dažniausiai yra tualetas, grįžo tokia knyga kaip Kamiu šitas, jis man, Maras. Sizifomitas. Aha. Sizifomitas. Sizifomitas ir kur iš esmės būtent vedamas absurdo suvokimo, tai kad viskas yra absurdas, absoliučiai viskas yra absurdas, jisai prieina prie to, kad Sizifas yra laimingas. Laimingas kaip čia, ne tai, kad besimėgaujantis, bet laimingas tuo, kad jisai daro tai, ką daro, turint galvoje, kad jo darimas yra neturi jokios nei prasmės, nei tikslo, nei kažkokio tai užbaigimo, jis turi tik tai testinumą nuolatinį. Čia toksai yra kažkoks išvirkštinis peliukas toksai gaunasi, jeigu grįžtant prie tos pačios peliukų klausimų. Tai išvirkštinis peliukas tai yra tas, kuris ne tik susitaiko su tuo, kas yra, bet susitaikęs ir toliau daro tai, ką darė iki tol. Taip. Tai yra, reiškia, jeigu mes grįžtume prie to pasimetusio žmogaus, nuo kurio mes pradėjome čia prieš tai būsį laidoje, tai yra būtent tas, kad jis yra pasimetęs dėl to, kas vyksta ir vyksta aplinkoje ir kaip tai veikia jo vidų ir vyksta viduje, kaip atspindys išorinės aplinkos. Ir dabar, reiškia, vienas variantas yra susitaikyti su tuo ir nedaryti nieko, o kitas variantas yra susitaikyti su tuo ir daryti tą patį, ką darėjai. O gal yra trečias variantas, koks nors susitaikyti su tuo ir šitą ir kažką, sakyk. Ne, man tai tas nelabai patinka, nes pirmas klausimas yra, o tai kas vyksta, ar tu supranti, kas vyksta. Ir va čia labai svarbu, nes anksčiau tarsi buvo daugiau orientyrų ir aiškiau tą supras. Dabar mes gyvenam tam tokiam epistemologiniu burbulų pasauliu ir tu gali vienokią kitokią poziciją paimti ir tada atsitinka skirtingi Trumpai. Vienas toikas, kitas ne, ar ne? Bet visada bus tas pats klausimas. Nes kaip sakiau, viską tai, kas bus po to, tu matuosi tuo supratimu, reiškia, tai, kad tu tenai supratai, reiškia, o kas vis dėlto, ar šitą akmenį stumiu ir tai yra absurdas, ar vis dėlto gal ne, šitą dalyką reikia supras gerai. Tik tais problema ta, kad tas supras dabar, sakau, pakankamai sudėtinga. Čia reikia, aš nežinau, ko reikia čia, pavyzdžiui, tas savęs pažinimo kelias anksčiau, senovės yra iškeltas, pažink save. Jis yra labai sudėtingas, bet šiais laikais jis yra dar sudėtingesnis. Bet vis tiek to užsiema filosofija. Aš manau, kad šiuo atveju, jeigu tu nori vis dėlto kažkiek tai turėti kažkokiu tai prasmingų galimybių padaryti tos jau kitus žingsnius, apie kuriuos tu kalbi, tai pirmas klausimas būtų vis dėlto, kas aš esu. Šitą bent jau klausimą turėtum išsikelti ir numatyti, kad gali būti įvairūs skirtingi atsakymai. Tai šito vidinio darbo reikia. Tai čia filosofija, man atrodo, dirba šitą darbą. Man taip intuityviai atrodo, kad ir psichologija, tą patį, ką Viktoras sakė, kada tu savyje atpažįsti Trumpą, ta prasme, kad tu savyje atpažįsti, kad tu gali būti, kad tu esi visoks. Ne toks, koks ketini, ne toks, koks apie save galvoji kasdieniam gyvenime, o toks, o visoks. Ir tas visokiškumas, jis iš esmės yra pakankamai traumuojanti patirtis. Jeigu atsiribojant nuo filosofijos ir to, žinai, kas aš esu, tai kas aš esu, žinai, ontologinė prasme, kaip būtis, santykė su kitom būtim ir panašiai, bet tuo pačiu metu, kas aš esu santykė su savim pačiu ir tada su savim pačiu tokiu kažkokiu, ta prasme, tokiu tai, kokiu tai. Ir va čia atsiranda tas baisus dalykas, kada tu vis dėlto svarstai, kas aš esu, o paskui pradedi klausytis, koks aš esu. Ir paaiškėja, jeigu turi pakankamai drąsos, paaiškėja, kad tu visoks esi, o tai tau konkrečiai nepatinka. Ir tu esi pasimetęs. Ir tu tarsi nuo žmogaus, kuris pasimetęs dėl to, kad nežino, koks jis yra, mes prieinam prie žmogaus, kuris pasimetęs dėl to, kad jis žino, koks jis yra. Jis bet kuriuo atveju pasimetęs. Dar viena yra komplikacija, tai kad save pažįsti tada, kai kažką darai, reiškia, per veiksmą. Tai irgi ir dauguma žmonių taip yra. Bet šiuo atveju irgi tarsi prieštaravimas. Tu neišbandęs kažko, tai irgi negali atsakyti klausimą, kaip tu jauties tą darydamas, ką tai tau reiškia. Ir taip toliau. Reiškia, tu vis tiek tarsi kol kas negali nieko daryti, kol nežinai ką, bet tu negali žinot ką, kol nedarai. Reiškia, viena ir kita vyksta tuo pat metu. Tai čia, nežinau, čia tokia gyvenimo ironija iš tikrųjų yra. Ir įmestumas tam tikrą prasme, kad tu turi ir tą daryti vienu metu. Ir daryti ir mąstyti apie tai. Jo, pavyzdžiui, Viktoras dabar juda.
Reiškia, akivaizdžiai, reiškia, jisai kaip fizinis kūnas, jisai juda kažkokia kryptimi. Jis yra judinamas. Įsijung mikrofoną, Viktorai. Taip, aš jau vyksta. Tai nebūtinai, kad aš esu tam veiksme, apie kurį ir tu rasi užnekiai, bet aš jau, judesi tikrai. Taip. Bet man atrodo, čia gera mintis yra apie savęs pažinimą, nes iš tiesų, kai viskas, mes pasimetam, tai dažnai pasimetimas susijęs su žiūrėjimu į išorę, į aplinką. Bet save mes visada savo turim. Niekas netims iš mūsų. Tai žinai, čia yra orientacija. O pažinti save veiksme yra daug lengviau negu tik sėdinti vienoje vietoje. Žinai, kažką darai per veiksmą, tas labiau išsireiškia. Bet čia yra ir metodologinis dalykas, žinai, kuo vadovautis. Visam tam pasimetime, reikalinga tokia metodologinė laikysena, žinai, kuo aš tikiu, ar to, ką mato akis, ar to, ką girdė ausis, ar tą, ką pojūčiai patiria žmonės. Dažnai įpratę yra išeiti iš savo pojūčių šiais laikais. Žinai, lieka tokiam vizualiniam, vaizdiniam matymė arba abstrakčiuose savokose vietoj to, kad vadovautųsi, apsibrėžtų. Nes apsibrėžimas šitam pasimetimo kontekste jis yra pagalba. Bet apsibrėžimas, ką tai reiškia? Tai reiškia kažkoks ribų nustatymas kažkoks? Taip. Aš nesuprantu visko apie pasaulį, bet aš suprantu apie save, kas aš esu, kur aš esu, ką aš darau ir kaip aš noriu tą daryti. Kaip minimum. Visam šitam chaose ar visam šitam pasimetime. Ir tai jau gera pradžia, paskui jau vėl grįžti į pasaulį ir žiūrėti jau iš savo vietos. Taip, aš galiu pavyzdį konkretų to, ką Viktoras sako, pavyzdžiui. Aš pabandžiau, reiškia, išmūrinti kaminą sodyboje. Bet aš niekada nesu to daręs anksčiau. Aš esu filosofas, man kaminai kažkaip visai kita tikrovė. Ir aš, aišku, jį išmūrinau. Ir aš, reiškia, mano pasiekimas yra tas, kad aš nenusiverčiau nuo stogo ir visą kitą. Daug pasiekimų tame yra. Bet kadangi kaminas išėjo ganėtinai kreivokas, vis dėlto aš atsakau tą klausimą, kad ko gero galbūt tai nėra mano tikrasis pašaukimas, nes yra daugybė dalykų, kuriuos aš natūraliai darau šiek tiek geriau negu mūrinu tą kaminą. Tai čia aš save apibrėžiu tam laikotarpį būtent kažkokį tai, reiškia, projektų tokio, ar ne, bet aš pabandysiu šitą, reiškia, veiklą, bet rezultatas gavosi neigiamas, bet vis tiek rezultatas teigiamas ta prasme, kad aš geriau suprantu, ką aš gerai galbūt darau. Pavyzdys, nežinau, aš čia tinka, bet... Bet gal kaip filosofo, tai pats tiesiausias filosofo išmūrytas kaminas, aš nežinau. Reikėtų surengti tokią fotoparodą, reiškia, filosofų išmūrinti kaminai. Kai kurie būtų tik išmūryti iki vidurio, man atrodo, ir tai būtų. Kai kurie būtų tie, kurie net nesudėjo plytų, nes mūrinimas vyksta, kaip čia, subjektyviajame pasaulyje, neobjektyviajame. Čia būtų lygiai tas pat. Gerai, žiūrėkit, kolegos, mes pabandykim kažkaip, aš suprantu, kad mano nuolatinis noras kažkaip pereiti prie to, ką daryti, tai jis mane patį irgi užknisa, bet aš, reiškia, jūs turite teisę neatsakinėti, skaityti Marką Aureliją. Ir netikėti YouTube. Ir netikėti postkastais, kurie apsimeta stoikų, reiškia, specialistais. Ačiū, tu esi per daug reiklus žmogui. Žmogus yra silpnas ir labai lengvai pažeidžiamas. Ir kaip jis gali netikėti to, kas kartojama daugybę kartų ir yra taip patogu jam tikėti. Tegul mumis tikė, tai irgi, mes irgi YouTube'as. Netikėk to, kuris sako, kad netikėk kitų YouTube'ų. Kažkas stoikų filosofų logikos, reiškia, klausimas, bet visi šitie dalykai. Ar tikėk, jeigu jisai sako, kad aš meluoju? Netikėk manim, jeigu jisai sako, kad aš meluoju? Ne, sako, aš melagis, pavyzdžiui. Ar aš tikit, aš melagis. Jo, yra toksai dalykas, jo. Viktorai, ką tu pasakytum pasimetusiam žmogui? Nebūtinai recepto, mes neieškom recepto, bet pasimetęs žmogus turbūt, aš manau, kad man asmeniškai atrodo, kad pasimetęs žmogus yra visada, kad yra žmogaus būties arba savasties dalis, buvimas pasimetusiu, bet klausimas, kas tu to daro. Bet čia mano toks matymas. Ką tu galvoji apie pasimetusią žmogų ir ką tu jam pasakytum? Jeigu stovtum dabar į gatvėje, parduotuvėje kur nors. Tai pirmiausiai aš sakyčiau, ausis turi, akis turi, rankas turi, galės pasitikrinti. Ir tai gali skambėti, kad labai banalus klausimas, bet tai yra klausimas, yra pasižiūrėti save, ką aš turiu. Ne kur aš esu pasimetęs, bet kur nesu pasimetęs. Ką aš turiu. Ir tada, kai žmogus sako, man neužtenka, aš noriu daugiau, tai čia užtruktų laiko su savim pasiginčyti.
kuris sako, man savęs neužtenka, reikia pakeisti pasaulį, sako, palauk, vienas žingsnis vienu metu. Tai pirmiausia, kai esi pasimetęs, tai grįžk į nulinį tašką, pažiūrėk, ką turi, savo aplinkoje, save, saviškius ir kaip su tuo gyveni, kas yra iš ko ir tada žiūrėti toliau. Kitai žodžiais tariant, atsekti, kurioje vietoj aš save paklaidinu, nes pasimetęs atrodo, kad kažkas kitas mane pametė. O iš tiesų įdomiausia, kaip žmogus save įmetė į pasimetimą. Bet tam, kad atsekti tai pirmiausia reikia susigrąžinti pojūtį, ką aš turiu, kur nesu pasimetęs, o kurioje vietoje aš esu pasimetęs ir kur tą visą tai padėta pasimetimo dalį. Kas čia vyksta, o greičiausiai, ką daugelis pasakys, nežinau, kokia bus ateitis. O aš klausčiau, tu anksčiau žinojai? Anksčiau aš buvau tik tai iliuzijoje, dabar panašu, kad iliuzijos išsisklaidė. Tikrai nežinau, kokia bus ateitis. Ja. Šitas labai geras yra, aš manau, kad tas grįžimas prie to, ką tu turi, kas iš tiesų yra tavo šią akimirką. Ja. Čia netgi taip labai mikro lygyje, kada žmogus patiria stiprų stresą, tai vienas iš būdus, kaip jam padėti tą stresą, ne tai, kad įveikti, bet pradėti jame būti konstruktyviai, tai yra grįžti prie to, kas aplink tave yra, prie to, kas yra dabar, kas yra čia ir dabar. Ja. Tai jeigu žiūrėt biškį padidintų masteliu, jeigu tu jauti tam tikrą stresą dėl pasaulio nepirištumo spaudimo ir dėl to ateities neaiškumo, dėl to, kad dingo iliuzijos, nors aš manau, kad iliuzijos toks daiktas, kuris niekada nedingsta, vienos iliuzijos keičia kitas iliuzijas, bet tas grįžimas prie to, o ką aš iš tiesų turiu, bet čia iš tikrųjų geras, bet tai tiek, kad man labai gaila bus, jeigu tie, kurie dabar klauso, viską suprimityvins iki tokio lygio, kad maždaug tai grįžkime prie šito, kaip tai vadinasi, palauk, pasakysiu. Jūs, Marija, dėkingumo, ta praktikos yra tas, kaip jis yra, kur reikia reguliariai dėkoti už tai, ką turi. Taip, dėkoju, ne mechanika čia reikalinga. Ja, čia reikalingas truputėlį gilesnis pripažinimas to, ką tu turi. Taip. Ja, nežinau, man tai kažkaip atrodo, kad jeigu tu eini to keliu, tai pripažindamas tai, ką tu turi kažkurioje vietoje, aš bent jau taip jaučiuosi dabar, tai supranti, kad tai yra dovana. Jau. Ir kiekvieną dieną atsikeli, pasižiūri, pasitikrini toliau. Ir jeigu dar užtenka energijos ir smalsumo, tada jau atsakinėjau, kaip čia tas pasaulis surėdyti. Kai ką rasiuose. Labai gerai klausimas. Ir pripažįstat pasaulio tvarką. Ir su juo susitaikot. Taip. Mėly kolegos, ačiū už jūsų laiką, ačiū už tai, kad mums pavyko susimesti į krūvelę vėl. Tai yra mūsų ta realybė, su kuria irgi kažką, gal kaip tik tame yra fan, kai jinai tokia yra, kokia jinai yra. Priimkime ją, pripažinkime ir su ją susitaikykime. Tai susitaikė su jumis šiuo metu filosofas Rasis Makselis, psichologas Viktoras Keturakis ir aš Saulius Jovaišas. Ir čia yra susispėtimai. Tai yra pokalbė apie nepaprastai paprastus dalykus, kuriuos galite rasti YouTube, Facebook'e, Instagram'e netgi, jeigu neklystu, ir be abejo šitamgi Spotify, Apple podcastuose, ten, kur nebūtinai mūsų žiūrėti, galima mūsų klausyti. Ten yra daug klaidų, pasižiūrėkite, jeigu patinka, pasidalinkit, paspūstelkit, pritraukit daugiau žmonių, tegu mūsų bus daugiau, kurie galvoja. Čia ir sustosiu. Iki, ačiū. Susispėtimai apie nepaprastai paprastus dalykus. Filosofas Rasis Makselis, psichologas Viktoras Keturakis ir vadovų konsultantas Saulius Jovaišas.